Sveikos visos atvykusios į mano kanalą. Šiandien turbūt video toksai kitoks, nes realiai visą laiką prasidėsim čia, kol aš tvarkysiu savo veidą. Tai sekmadienį naktį mes išskrendam į Paryžių ir aš iki šios kelionės jau realiai nieko nebesidariau. Dariuomenį, nelaminavau antakių, nedažiau jų, netvarkiau blakstienų, tokio gero veido valymo nesidariau, neskučiau savo veido. Reikia nusikirpti plaukų galiukus, nes jau tragedija. Galvoju, kad tam įdomu pasėdėti, paplepėti, pabūt. Tai toks bus šiandienos mano video. Tai turiu šiek tiek tokį pasirašius sąrašiuką, ką nepamirš pasidaryti. Noriu į Paryžių išvykti švari, gražiu, sutvarkytų veidų. Man atrodo, kad pirmiausia tai pradėsim nuo plaukų, nes aš nepersiniausiai išsiploviau savo galvą, dabar yra tokie šlapesni plaukai ir bus pats tas nusikirpti juos. Tai iš tikrųjų plaukų galiukus kerpuosi namuose, nes tiesiog aš nenoriu mokėti po 20 eurų už plaukų galiukų kirpimą. Aišku, kuris laikas tai darau pati ir man nieks nepasikeičia. Man gerai, man tinka tai, kaip pati nusikerpu. Niekad nesusidūriu su jokiom problemom ir sutaupau šiek tiek pinigų. Tai reikės tiesiog kažkaip susikaupti, susilyginti plaukus ir juos nusikirpti. Iš tikrųjų, mano plaukai dabar yra tikrai ganėtinai ilgi, bet daug galiukų reiktų nukirpti. Per daug jų nekirpsiu, nes man šiek tiek dar pačiai gaila. Per daug nekirpsiu, bet tiek, kad man netrukdytų, galėčiau lengviau iššukuoti ir kad neatrodytų tokie žiauriai išsausėję ir jie yra tikrai labai išsišakoję. Savo plaukus dažniausiai skiriu į paprastą skyrimą, kaip jau turbūt pastebėjot per mano video. Ir visada vaikštau surištais plaukais, realiai palaidais vaikštau labai retai, nebent būna kokia pirma, antra diena po plovimo, tai tada jau pasileidžiu, nes būnu panaudojus visokiausią kaukę ir panašiai. Bet pastebėjau, kad namuose, pavyzdžiui, po visų tų serumų kaukių plaukai į veidrodį žiūrint tokie blizgantis, gražus, glotnūs, tiesus, lengvai krentantis, tik nuvažiuoju į darbą, pasižiūriu tų likę į veidrodį ir iškart visi plaukai šitaip išėję, tie maži plaukeliai tokie pasistoję būna, atrodo iš karto šiurkštus palikę, nebešvelnus, nebe taip gražiai krenta, tai aš nežinau, ar čia tie plaukai su orlauke kažkaip sąveikauja kitaip ir susigadina viskas, ar mano vonioj tiesiog geresnis apšvietimas yra ir pagražina viską ir neatrodo taip realybė, kaip rodo mano vonios veidrodis. Tai žodžiu, man reiks dabar turbūt susikau. Kai plaukus pabaigiau kirpti vonioj, nes tiesiog labai sunku, kai iš toli filmuoji ir nematai savęs. Tai aš manau, kad visai neblogai, aišku, išsidžiovinsiu, pasižiūrėsiu galų gale, nes čia man labai raitėsi, tai labai sunku buvo kirptis. Bet išsidžiovinsiu paskui ir matysiu, kaip galų gale mano tie plaukai atrodo ir jeigu bus kažkur nelygu, tai aš paimsiu ir pasikirpsiu. Kad yra tas jausmas, kai nusikirpi plaukų galiukus ir tu gali lengvai prašukuoti, tau niekas nekliūna, nes tie galiukai, kai būna išsausėję ir išsišakoja, tai gaunasi visokie jau paukščių lizdai ir labai sunku paskui susitvarkyti. Jo, sunkioji dalis, man atrodo, baigta. Dabar ką? Reikia man nusiplauti savo veidą su prausikliu. Šitas yra prieš inkštyrų. Tai aš nusiplausiu veidą ir tada, man atrodo, pradėsim po truputį įskus. Tai pas mane ant veido plaukų jau tikrai nemažai priaugo, geriausiai kampus šlykštų, tai reikės prasukti šitą vietą. Bet dabar galim pradėti plauti veidą. Tai šiaip man labai keista, kai ant prausiklio rašo, kad reikia tepti prausiklį ant sausos odos. Man visada atrodo, kad reikia kaip tik tepti ant drėgnos, kai jinai yra suminkštėjus ir produktas lengviau pasiskirsto. O šitas dar yra toks, kuris ir užputoja labai. Tai labai juokingai atrodo. Masažuosiu ir susitiksim po sekundės. Veidą nusiploviau. Tai dabar planuoju skusti savo veidą ir naudosiu kažkokį tai vieną paprastesnių serumų. Sausos odos tikrai nereikėtų skust, nes galim ją sugadinti. Reikia labai atsargiai, nes labai aštrus peiliukai ir galima labai lengvai susipjaustyti veidą. Tai aš irgi prieš kažkokią gal kelionę, kur kažkur, žodžiu, važiavom, buvom ir dieną prieš tai skutau veidą ir aš atrodžiau labai kaip turėdama katę namuose, kuri man sudraskė veidą. Tai buvau čia visų prasivarius, kaktą. Tai žodžiu, šiandien noriu žymiai atsargiau. Tai užsitepu serumą, kad iš karto ir nedirgintų per daug odos. Ir po truputį bandysiu skusti savo veidą.
Šiandien pamėginsiu labai švelniai, bet oh my god, nežinau kaip per kamerą matos, bet aš jau turiu plaukelių. Tai jeigu ką, aš veido odą jau kai suprantat skutu ne pirmą kartą, galiu atsakyti kai kam į klausimą, kad man jie netauga storesni, jų netauga daugiau, auga kaip visada, normaliu greičiu ir nepastebėjau kažkokių pokyčių. Kodėl aš skutu plaukelius? Tai visų pirma, atrodo, man ant čia ligusiukus jau turėčiau, aš taip matau savį. Tai aš visų pirma dėl to skutu. Antras dalykas, žinau, kad po to labai gražiai dengiasi makiažas. Oh my god. Čia yra tas satisfying dalis. Ir kitas dalykas, labai gerai įsigeria po to veido serumai, kremai. Plius, nepaminėjau, kad skutant veidą nusiskuta ir negyvos odos ląstelės. Tai irgi čia yra labai didelis pliusas. Veido odą nusiskučiau. Čia tiek maždaug pavyko išgauti. O jūs, pavyzdžiui, skutat veidą ar ne? Nes kai kurie tai tikrai bijo, kad ataugs juodesni plaukeliai ir storesni ir panašiai. Toliau baigiau su veido skutimu, manau. Aš galvoju dabar užsidėti, pabandyti išsitraukti šiek tiek inkštyrų. Užsidėsim juosteles, o po jų vakuuminis inkštyrų išėmėjas. Tai vis tiek dar šiek tiek prasieisim, prasimakaluosim veidą ir prasitrauksim inkštyrus nuo nosies, nuo kaktos, gal net nuo veido. Bet pirmiausia, pradėkime nuo šitą juostelę. Tai užsiklijuosiu šito. Palauksim 50 minučių, nusiplėšim ir tada prasieisim su to vakuuminiu. Kelis kartus aš su jo jau užsiėmiau, nes žiauriai įtraukė. Aš nežinau, kažkaip atrodo įdomu eiti per tą veidą ir traukia tas inkštyrus, nes su pirštais tiek viską neištrauksi, pusę tų inkštyrų net nepamatai. Tai labai smagus aparatas, net negaliu patikėti. Dabar mačiau Rokose irgi yra toks aparatas, virš 20 eurų kainuoja, kai aš realiai mokėjau gal 13-14 eurų. Tai atrodo, vat užsisakai papigiai ir veikia, manau, tikrai neprasčiau. Be reikalo dabar sėdėjau 5 minutės, nieko neveikdama, nes pradėjau spaudžiat savo kaktą. Tiesiog, ir žinojau, kad to užsiimsiu šituo aparatu, bet neiškenčiau ir dabar mano galva pilna mano nagų įspaudų. Bandykim gal nusiplėšti. Nėrios labai stiprios, nu, jos kiek iššima, bet antrą kartą aš nemanau, kad šitas juosteles pirkčiau. Pastebėjau, kad apsipjaučiau vis tiek šiek tiek savo veido ir čia šiek tiek. Turiu šitą prietaisą su mažu antgaliuku ir aš tiesiog pradėsiu nuo nosies. Kiek vat išėjo pagaut tų nisų nešvarumą. Idėja. Dabar panaudot va šitą serumą. O panaudot šitą prietaisą. Turėtų tą vibraciją kažkaip padaryti, kad tas serumas turbūt dar stipriau įsiskverbtų į odą. Aš jau nebegaliu sulaukti, kol aš susilaminuosiu savo antakius, nes vis tiek užtrunka dar laiko, o dar nusidažyti jos reikės, tai aš tiesiog jau noriu greičiau čia viską pasidaryti ir pasibaigti, bet o dieve, žinokit, mano veido oda dabar tokia švelni, tokia gera, o dieve, ir dar užsidėsiu tokį iluminuojantį aliejūką, bet žinokit, iš tikrųjų kokia švelnumo, jeigu neties pagai, aišku, man ant kaktos dar gražiau atrodytų, bet kokio jinai dabar švelnumo. Ir galvoju, kol greitai susigers ant savo plaukų irgi turiu aliejūko. Šiek tiek ant galiuko
uždėsiu ir tada viskas mano veidui ir plaukams bus viskas ir aš galėsiu pagaliau ramiai pasidaryti tai, ko laukiau jau, nežinau, jau kokius 2 mėnesius laukiu, kada vėl turėsiu savo antakius. Iš tikrųjų, kas man nepatinka galbūt su laminavimu, kad gali laminuoti kas 3 mėnesius. Tas laminavimas jis nesilaiko 3 mėnesius, laikosi gal mėnesį, pusantro. Aišku, gali persidažyti, bet vis tiek ten plaukeliai jau nebestovi. Tai realiai tos likusius pusantro mėnesio vėl jie nebebūna gražus, tai norėtus, kad kažkaip dažniau būtų galima tą laminavimą darytis. O rytoj jau manikiūras ir galbūt pasibalinsiu dantis, nors ne per seniausiai balinau dėl video vien, bet galvoju, gal nieko nenutiks, jeigu dar kartą išsibalinčiau. Galiu greitai parodyti, kad šiandien naudosiu savo blakstienom ir antakiam. Čia yra mano dažai, apraizė, kaip jie tarėsi, nežinau, juodi, rudi ir čia yra labai geras dalykas. Čia jeigu dažėt už linijos, už antakio, labai geras daiktas nuvalyti tą dažą. Čia yra skirtas maišyti šitiems, tai kaip šitas vadinasi, nežinau, tiesiog developeris. Šitie porą dalykėlių, tada tiesiog mentelę maišyti, šepetėlis, mano laminavimo priemonės, dar labai geras dalykas. O viešpatė. Dar labai geras dalykas, va tokie pagaliukai, dažo nuėmėjai, jie yra labai mažyčiai. Tai labai patogu pasivalyti, jeigu užeinat kažkur už šoną. Kiek mano priemonė. Tai pas mane tokio santykio, kaip aš juos maišau, nelabai yra. Aš tiesiog stengiuosi, nežinau, daug kartų daugiau įdėto rūdo. Pavyzdžiui, tiek. Ir šiek tiek to jodo dažo, kadangi jis turi labai mėlyną tokią atspalvį, tokį žirniuką mažiuką įdėt. Buvau pasibaigus antakių kursus, tai labai pagelbėjo iš tikrųjų man pilu šito developerio. Maišau dabar, kol bus vientisa masė. Taip su savo antakius, kas yra labai patogu, kad pas mane yra permanentinis dažymas ir aš turiu tiesiog labai aiškias ribas, ant ko man reikia tos dažus dėti. Tas yra labai didelė pagalba. Aš pirmą turėjau susilaminuoti. O dieve. Čia tai būna, kai filmuoji ir tada būni nebe taip susikaupęs. Mes turim pirmą susilaminuoti antakius. Gerai, einam, darom viską iš pradžių. Tai žodžiu, šiek tiek sufeilinau, bet kaip nors. Tai aš turiu CTQ šitos linijos antakių laminavimą. Pasidarykim antakių laminavimą. Aš vadovaujuosi tiesiog, kur galima nusipirkti šitas priemonės, yra įkeltas video, kaip visa instrukcija veikia. Tai aš vadovaujuosi juo. Man atrodo, kad šitos priemonės šį kartą mane labai suveikė, kadangi aš jas nusipirkau labai senai, prieš kelius gal mėnesius, gal prieš pusę metų, neprisimenu. Bet problema yra ta, kad man atrodo reikia jas nusipirkus greičiau panaudoti, nes kažkodėl man šį kartą tikrai prastai sulaminavo. Nežinau, šį kartą man tikrai atrodo, kad prastai sulaminavo, reikėjo turbūt priemonės naudoti iš karto, kai tai buvau nusipirkus, o nelaikyti, laukti kažko, nes tikrai man yra blakstiena, tai yra antakių plaukeliai stovėjo žymiai geriau ir labiau buvo paklusnus. Liūdna šiek tiek, nes nebus tobuli antakiai, kaip aš mėgstu, kai jau savo pasidarau. Principe vis tiek nuvažiuosiu bent jau su kažkokiom veido formom, nes tie antakiai labai daug padaro. Be antakių, kai labai šviesus antakiai ant manęs, tai atrodo, kad aš tarsi iš vis neturiu jokių bruožų. Tai va, žodžiu, šiek tiek esu nusivylus savo antakiais, tikėjausi, kad bus kažkaip geriau, bet pasirodo mano klaida, kad aš nusipirkau, pasidėjau ir laukiau, velniai žino. Šiandien pamiršau nusidažyti blakstienas, tai manau nusidažysiu galbūt kokį sekmadienį. Svarbiausia liko susitvarkyti nagai ir už tokių didesnių darbų, ačiū Dievui, viskas.
Dabar yra realiai po 9:15. Aš pradėjau apie 7:30. Aš tiek laiko čia užtrukau, o viešpatė Marija. Tai aš tikiuosi, kad bent jau šita dalis nebuvo tokia nuobodi, bet aš tai, žinokit, pavargau. Paskutiniai žingsniai užsitepsiu blakstienų serumą prieš miegelį. Nes aš kiekvieną rytą ir vakarį tepu šitą serumą ir tikrai jisai padėjo ataukti mano blakstienom. Tai realiai šitam video jau nebeparodysiu, kaip nesidažysiu blakstienas, bet matysi turbūt tarp mano kelionės vlogo, kaip atrodo, nes filmuosiu aš video. Ten turbūt ir pamatysit, kaip atrodys mano blakstienas, bet iš tikrųjų labai ilgas, labai gerai atsiaugina. Šiaip labai gaila, dažnai jisai būna išparduotas. Turbūt kai perka, tai už karto geriau didesniais kiekiais. Viskas. Šiandienai baigti. Susitiksim rytoj, kai pagaliau eisiu susitvarkyti savo šitų žiaurių nagų. Labas rytas arba labą dieną, nežinau, sveikinuosi tiesiog iš kitos dienos, nes pagaliau šiandien tikiuosi bus viskas gerai ir susitvarkysiu savo manikiūrą, tai atrodo jau vakar rodžiau baisiai. Tai kodėl aš taip apsileidau? Tai mano manikiūrininkė išėjo atostogų ir aš, aišku, labai nemėgstu ieškoti naujos meistrės, bet kažkokią radau ir jis sutvarkė baisiai negražiai, gal per valandą laiko, tai nėra ko stebėtis, kad nieko gero nepadarė, nors jeigu būtų sutvarkęs per valandą laiko, gal karts nuo karto ir būčiau užsukus, kai būtų reikėję pataupyti laiko, bet žodžiu, ant tiek baisiai sutvarkė, ant tiek man nepatiko, kad aš jau nebenorėjau ieškotis kitos meistrės ir laukiau, kada tiesiog mano meistrė grįš iš atostogų ir būtent prieš kelionę man sutvarkys nagus, tai aš tikiuosi, kad viskas bus gerai. Niekas neatšauks man vizito paskutinę minutę ir šitas katastrofos sutvarkys. Tai šiandien lakuosiu kokiu prancūzų, jeigu viskas bus gerai. Aš su šitais nagais vaikščiau galiu 4 savaitės, gal nedaugiau, ir man taip įgryso. Aš negaliu, kaip aš noriu pagaliau susitvarkyti savo nagus ir pagaliau jaustis moterim. Po nagų vizito parodysiu, kaip mano plaukai uždžiovinti atrodo ir man atrodo bus viskas bus. Pagaliau nagai sutvarkyti, jaučiuosi tiesiog dabar moterim. Ir pagalvojau, kad kitą kartą vietoj baltų galiukų dažysiu juodai. Kažkaip pagalvojau, kad gal labiau netgi mane atitiktų kaip žmogų. Tai bet šį kartą esu žiauriai patenkinta, nes pagaliau turiu tvarkingus nagus, kai vaikščiau su tokiais ataugusiais pabaisom. Tai dabar labai happy esu, nes labai tvarkingai atrodo. Ir ką? Mano plaukai nukirpti, matot kaip atrodo ir labai atrodo lengvai krentantis, paklusnus, tokie lengvesni ir netgi šiek tiek atrodo apimties daugiau yra dabar, kai galiukai nukirpti, nes galiukai buvo tokie nutriušę, išplanėję, tai dabar atrodo vėl yra šiek tiek tos apimties. Žodžiu, tai tokia mano transformacija į žmogų, tai aš tikiuosi, kad bent jau buvo kažkiek smagu su manim pabūt. Ir jeigu patiko, paspaudžiam laiką, paprenumeruojam mano kanalą ir susitiksim kitame mano video. Iki.